Sveiki, gyvi gravel nuotykių mėgėjai. Jūs galbūt žinote, galbūt nežinote, bet artėja Slibinai 2026. Tai va. Norėjau šitą pasakyti. O iš tikrųjų viskas yra dar kitaip. Patys žinot, kad artėja Kalėdos, o ne? Taip, Kalėdos yra tas momentas, kai tu visą laiką gauni žinutės į visas savo socialinių tinklų priemonės, kurias klausia, o tai ką tu norėsi dovanų? Ta proga mes šiandien jums paruošėme tokį dovanėlių sąrašą, ką galima padovanoti savo draugam minantiem dviratį ir suskirstėme juos į tam tikras kategorijas. Nuo 10 pradėsime, ne? Padarykim vieną taip iki 30 eurų. Kita kategorija nuo 30 iki 100, tada virš 100 ir tada jau kita Nuo dviračio. bonus, tada eisim prie dviračio. Ir aš dar noriu pasinaudoti progą, kad užstoja mano mikrofonas, kad vyks Slibinai. Žinokite, sausio pabaigoje, vasario pradžioje žiūrėsime orus ir vyks Slibinai. Tikrai neužilgo paskelbsime daugiau informacijos socialiniuose tinkluose, tai sekite Slibinus, Feikeikus, ant Gravel. O šiaip važiuokite į stovyklą su mumis Gran Canarijoje ir tada tenais tikrai gausite asmeninį kvietimą ir asmeninį bilietą į Slibinai 2026. O dabar einam, sutaupysim jūsų laiką ir pasistengsim išleisti jūsų pinigus, rinkdami dovanas vienas kitam. Mes kiekvienas parinksim po 3 dovanas pagal kiekvieną kategoriją ir darysim taip, kad jis prieina prie kokios nors lentynos, dovanoja man, o tada aš prieinu prie kitos lentynos ir dovanoju jam. Pasižiūrėsim, kas gaus geresnės dovanas šiemet. Tikimės, kad už jas nereikės mokėti ir galėsim jas visas išsinešti. O yra koks krepšelis? Velanovas. Pauliau, va, ačiū labai. Super. Taigi, pirma kategorija dovanų iki 30 eurų ir Pauliau, iš tikrųjų po 3 dovanas vienas kitam. Gerai. Viena tu, viena aš, viena tu, viena aš. Aš renku pirmą, Antanai, tai Recovery Siso gėrimą. Galima bet kurį, bet būtent renkuosi šitą, nes juodas yra gražu, tinka prie kalėdinės eglutės, juodas yra VIP ir jisai labai svarbus atletam, kurie daug laiko sėdi ant treniruoklių viduje ir lašina visur prakaitą. Labai gera dovana ir iš tikrųjų daug kas visiškai negalvoja apie recovery. Visi galvoja, kaip čia treniruotis. Labai nuo geros dalies pradėjai. Vienas tik tai yra minusas. Biudžetas šitos kategorijos yra iki 30 eurų. Paulius man išrinko už 19 eurų, reiškia, sutaupė 11. Davai įdėk dar ką nors. Gerai. Bent už 9 eurus on top. Taip. Liquid Energy. Kondensuoto pieno. Ne, šiaip po vieną renkam, tai einam toliau. Daug tą patį krepšelį. Ar aš labai profesionaliai atrodau? Žiūriu, fainos tokios dovanėlės yra irgi iki 30 eurų. Lygiai 29, visom progom, ir vasarą, ir pavasarį, ir per Kalėdas. Pagal grožį galima išrinkti savo paneliai, savo priešui, tai yra konkurentui, arba savo geriausiam draugui duoti pliusą. Kainuoja 29 eurus, Knogo mirksiukai, priekį arba gale, yra priekyje, arba yra į galą raudoni. Tikrai naudinga, aš paimsiu vieną į galą, tai su kaukolė. Kokia jo kaina? 29 eurai. Taip. Pauliau, tai klausyk, kokią antrą dovaną tu man galėtum išrinkti į pirmą prekių kategoriją? Pirmą prekių kategoriją aš norėčiau tau išrinkti iš tiesų e-saverį. Kas labai tinka žiemos sezonui, kai vėlgi už lango šiek tiek yra drėgmės ir kelias nėra visą laiką sausas, tai mano patys mylimiausi yra šitos kategorijos e-saveriai, kur tvirtinasi su tokiu, matot, ant rėmo einančių lankstu, ant kurio tvirtinasi viršaus e-saveris. Ir jų yra juodų ir yra pilkų. Aš tai rekomenduoju dėti visą laiką su pilku šonu, nes mažiausiai pretenzinga, geriausiai tinka ir būtinai atkreipite dėmesį į plotį. Yra platesnių ir yra siauresnių. Rekomenduoju dėti siauresnį, nes atrodė švariau. Aero labiau. Aš jau tokį vieną turiu, ačiū tau, bet aš žinau, kodėl tu man išrinkai. Dėk į krepšelį. O, atsiprašau. Todėl, kad tu visą laiką dažniausiai važiuoji man ant rato 99 procentus laiko ir nenorėdamas būti aptaškytas, siūlai uždėti antrą, ar ne man? Taip, ir jo kaina yra 33. Tai Tinka. Su kalėdinė nuolaida. Mes labai gražiai paprašysime, kalėdinė nuolaida, nedidelė, 3 eurų. Ir kadangi daug prekių imsime, tikrai mums čia padarys. Norėčiau irgi, kad man tokį užmestum šiek tiek brangesnę dovaną. Brangesnį dovaną. Tai klausyk, tai tada irgi yra va čia tokia lentyna su gertuvėmis labai naudingų dalykėlių. Žmonės kažkodėl tai žiemą dažnai pastebiu važinėja su tom pačiom vasariniam gertuvėm, įsidėję dviračio rėmą, kai yra 2 arba 3 laipsniai šilumos. Kas gaunasi? Tu nori atsigert, į šiltą gerklę, į karštą skrandį, pili 2-3 laipsnių ar 5, kokia lauko temperatūra. Skysti. Kas ten vyksta? Ten vyksta šokas. Dėl to aš iš karto tau dovanoju 2 termogertuvės, ieškančių. Čia ne termo, bet yra va tokia pati, tik tai termo. Netgi, aš tau tiesiog padovanosiu gal
termosą. Čia yra žymiai geriau, yra va tokios termogertuvės, jos kainuoja pigiau, bet termose tu galėsi atsivežti ir arbatą, ir rūšinės kavos, kokios nors kartais pavaišinti socialinių spinų dalyvių, arba galėsi susimaišyti, kaip tu mėgsti, Jägermeisterį. Paskambink mums. Paskambink, senai kalbėjom. Taip, senai kalbėjom, slibinai artėja. Dar vienas lifehackas, jeigu neturite termogertuvės, tai prieš rydami vandenį iš šaltos gertuvės, palaikykite jį burnoj, sušildykite ir tada darykite, nebus kūnai tokio šoko. Ačiū, nuostabi dovana. Ką čia reikia? Taip, tai toliau ieškau, rūpinosi tėčiu, kad nesušaltų dievui mano kojos. Ir vėlgi, puikiai dovana, 20 eurų, dar dėka 10 eurų saldainiam, yra merino vilnos kojinės, kaip tik šiltajam laikotarpiui. Galima susimauti netgi 2, nes storės nėra labai didelis. Žinot, puiku, merina sudrėksta, vis tiek išlaiko šilumą, fantastiškas dalykas. Tai ačiū tau. Ačiū tau. Ačiū. Prašau. Labai gera dovana. Būk sveikas. Visada naudingai išleisti tavo pinigai mano sveikatos labui. Čia yra labai daug būtent pirmos kainos kategorijos dovanų ir aš žinau, kad yra vienas labai naudingas dalykas. Pasižiūrėk. Tai Skaitmeninė oro slėgio matuoklė. Geriausia dovana yra Weight Winners ir tiems visiems smulkmeniškiems veikėjams, kurie mėgsta 0,1 PSI tikslumu žinoti savo padangų slėgį, nes kai tu turi didelę pompą, ten ta rodiklė vis tiek, jinai nuo vibracijų šokinėja pučiant, tam, kad tiksliai susireguliuos padangų slėgį skirtingam paviršiam, skirtingam oro sąlygom, skirtingom padangom, tai dovanoju tau šį XKS Germany Air Checkerį, 26 eurai ir mano biudžete dar liko 4 sutaupyti eurai. Sveikinu. ačiū tau labai, nuostabi dovana. Tai šitą mes dabar jau nešamės į automobilio bagažinę, viską prasidedam, nes pirmą kainų krepšelį mes užpildėme, išrinkom po 3 dovanas ir žiūrėsim, kas toliau. Pereinam į aukštesnį lygį, vienu laipteliu į viršų. Ir prašykite būtinai komentarais, kurį jums rodosi fainiausia. Fainiausia, tai aišku, kad termosas. Visi balsuokit už termosą arba už padangų slėgio matuoklę. Taip, ištuštinom jau krepšelį į mūsų automobilių bagažines, pasidalinome dovanas taip, kaip kiekvieną sveikinom. Ir dabar mums nuotaika žymiai geresnė ir mes norime ją dar šiek tiek kilstelti, pereinam į antrą prekių kategoriją, į antrą dovanų kategoriją. Nuo 30 iki 100 eurų. Tai Pauliau, aš žinau, ko tau reikia ir ką aš tau padovanosiu. Einam. Einam. Kasgi tai bus? Kuom tu mane dar nustebėsi šiandieną? Siauruose sluoksniuose Paulius yra plačiai žinomas kaip sliekų šeimininkas. Tai Pauliau, aš tau noriu padovanoti tokį nedidelį Lezaino rinkinuką, 54 eurai, labai gera kaina kaip dovanai, 2 CO2 balionėliai dideli, čia yra toks indelis, kuriame yra viduje sliekai, tai tu visada ir toliau sėkmingai gyvenk su sliekais. Ir taip, kad linkiu nežūti varžybose. Sliekų užkalbėtojas setas. Žinokit, tikrai esu išbandęs viską. Ir dar vienas lifehackas pasakysiu, prieš varžybas pasiruoškite iš karto slieką ant adatos. Ištraukit viską užpūti. Šiaip galit nesiruošti ir mokykitės iš savo klaidų. Taip. Ačiū, puikus setas, deduosi. Trūksta tik Kaspino. Einam, aš tau, norėjau sakyti, atsikeršysiu, bet palepinsiu tave panašiai gerais dalykais. Klausyk, Pauliau, bus šiemet slibinai ateinančiais metais, tai yra sausio mėnesį. Taip. Dar Klaipėda. Žiūrėkit, aš esu vaikščiantis skelbimas. 0118, bet tikrai bus biškai kita data, mes jums pranešime, važiuokit su mumis į Gran Canarijos stovyklą, ten viską sužinosit. Žiūrėkit, jūs mane vedasi už kasos, aš labai tikiuosi kažko įspūdingo. Kaip jūs žinot, mes dideli UFO fanai ir naudojame tik šitą vašką, jums labai pasteisinęs 2 metus, manau. Tai aš, Antanai, kad tau niekada nesibaigtų šiemet padovanosiu ypatingai didžiulį, jo kaina yra virš 30 eurų. Užskaitau, pats dažniausiai mano garaže naudojamas dalykas yra UFO grandinės vaškas. Tikrai. Ačiū tau, aš tai visada naudoju mažą, bet kadangi tu toks dosnus ir kainų kategorija leidžia, tai dedam į krepšelį. Atėjom į privačią darbo vietą už kasos ir tiesiai prie kasos mes įteiksime Pauliui antrą dovaną iš šitos kainų kategorijos. Dabar yra žiema, yra puikiausia dovana atletams. Heat Cream. Prieš kiekvieną raidą pasitepi savo šlaunėles, gali paprašyti, kad aš patepčiau, gali paprašyti, kad žmona pateptų ir tai tau garantuos raumenų šilumą ir traumų prevenciją. Prieš raidą ir po raidą. Labai geras dalykas, tikrai naudoju, žinokit, dėl to visą laiką sušiltas ir vaikštų trumpom rankovėm žiemos metu.
Taip, ką aš tau padovanosiu, mes dabar keliaukime į S-Works. Eime į S-Works skirelį prie tvistai dviračio. Gerai, aš Antanai tau padovanosiu, ogi pačius fainiausius antbačius, kurie žiemą tiesiog yra nepamainomas dalykas. Iš tiesų mes galvom, kad jie bus žemesnėje kainų kategorijoje, bet prie lentynos supratome, kad taip nebus. Antbačiai iš vis yra game changeris. Visiškai. Bet būtinai aš taisiau salotinius. Bet aš kaip mados komisaras tai būtinai rekomenduoju tokius visiškai lakoniškus, minimalius, juodus. Puikiai tinka prie visų aprangų, dedas ant visų batų. Aero, žinau, Saulius Serapinas labai mėgsta tokius dėvių, be perstojo, man tada miega gal su jais. Na. Aš labai vertinu šitą dovaną, labai tikrai gera, naudinga pavasarį, vasarą tiem, kas neturite žieminių batų. Dabar tinka, šią savaitę iš vis yra +8, kai mes filmuojame ir galime važiuoti su vasariniais batais, užtėjus tokius antbačius. Aš tokius esu padovanojęs savo žmonai ir netgi jinai tokių oro mina dviratį laukia su šią puikiają dovanėlę. Ačiū tau labai. Ką tu man padovanosi, Antanai, nes aš tai žiauriai geras tau renku. Aš pakol kas galiu kremų pasitepti ir slieką susidurti. Taip, tai Paulius man padovanojo tokią vienos mažos kūno dalies dangą. Aš iškart grįžtu prie GripGrabo lentynos, tas pats gamintojas, tik aš žinau, kad va čia guli tos prekės ir aš pats esu įsigijęs. Vyriški pampersai vadinasi. Labai gera dovana. Ne. Štai, 75 € GripGrabo merino Vilnos termo posluoksnis. Pirmasis sluoksnis po apranga. Iš priekio yra dviguba tokia medžiaga, kuri nepraleidžia vėjo, tokia pats turiu, pats naudoju. Tai kviečiu tave į savo komandą ir būsime kaip iš vienų vaikų namų apsirėdę vienodą aprangą. O jeigu neminsite dviračio ir bijote, galite, pavyzdžiui, miegoti, be kaldros. Tai sveikinu tave su ateinančiam šventėm, dovanoju tau šią nuostabią dovaną. Ačiū, myliu merinais, niekada nesmirda prakaitų, nieko, net gali savaitę važinėti. Aš tau 3 jau padovanojau, kiek tu man padovanojai? Aš dabar turiu Dauskolai, dar vieną dovaną. Pauliau, kur tu eini? Ką tu man dabar dovanosi, kas sudėta tokiose dėžėse? Žiūrėk, čia yra pats geriausias, čia yra visiškai must have. Jei mini namie, tai tiesiog privalai jį turėti, nes jis sprendžia visus dalykus. Tylus, ramus, persijunginėja normaliai su elektriniais pulteliais. Visi tavo dalykai. Labas, Viktorija. Mes dovanoju Antanui Kogą. Žinau, kad tikrai neturi, dabar netgi neturi gal treniruoklę, man atrodo. Iš kur tu tai žinai? Aš iš tikrųjų savo seną treniruoklį pardaviau, minu dar kol galiu laukia. Ant seno treniruoklio buvau tokį nusipirkęs. Game changeris, dar vienas dviračių pasaulyje, kai mini viduje. Nereikia jokių kasečių, nieko. Idėjai, reguliavai, yra mygtukai, pajunginėt gali, ką nori, tą darai. Sukasi be garso, važiuoja smooth. Veikia tyliai, ekologiškai supakuota, žodžiu, visiškai kiek fantastika. 50 su trupučiu. Padovanok man 2 tada kogus ir bus kaip tik biudžetas mūsų panaudotas. Tai va. Ačiū. Ačiū tau, nuostabi dovana. Apie jūsų šitą kategoriją, tėvo. Čia pasakyk kainų lubas ir dovanų lubas. Parašykite komentaruose vėl, kuri geriausia iš toje kainų kategorijoje. O dabar pagaliau pradėsime netrukus leisti tikrus pinigus, kupiūras, kurios yra su 3-ženkliais skaičiais ant jų, dovanos virš 100 €. Ar ištuštinai jau krepšį, nes noriu rimtų dabar dovanų, tokių jau rimtesnių įdėti tau. Ten už kasos, ten yra padėtos jau tos prekės iš tos kategorijos. Aš žinau, kad tu naudoji jau tam tikras vagų priemonės, devices. Tu turi elementą Rauma 2. Taip, ar tau patinka? Labai patinka. Aš dabar nežinau, kaip važiavau su šito prekiniu ženklu, į kurį pirštų rodau ir Antanas negali. O tau šitas prekinis ženklas neskambino paskui? Deja, ne. Bet tai kad ant kiek yra geresnis žemėlapis ir visas valdymas. Tai kadangi Vahoo man paskambino, aš tau noriu padovanoti tokį labai gerą dalyką, kurį ir pats turiu. Tai yra Vahoo radaras. Ką jisai rodo? Ar jis rodo balionus oro gal? Jisai gali rodyti ir kontrabandistų oro balionus. Bet jisai rodys tos žmonės, kurie visiškai hipotetiškai galėtų tau ant rato važiuoti. Čia labai geras dalykas. Kai gravelį važiuoji vienas ir ilgai ir tiesiog tu pamiršti, kad gali būti automobilių ir retas kaimo traktorius išvažiuoja ir vejasi tave. Supypsi, jeigu važiuoji keliuose, labai gerai rodo automobilius, perspėja, mirksi, šviečia ir... Idealus kombo, turbūt turėčiau pabrėžti, kad veikia su visais kompiuteriukais, ne tik su Vahoo, tai bijokite miksuoti prekinių ženklų. Jis veikia, tarp kitko, ir be kompiuteriuko. Ačiū labai, nuostabus. Dėkis. Čia tikrai jie leista užsinešti.
Pauliau, ką tu ten knisi vėl po apačią? Aš žinok, tokį turiu pasidėjęs vieną daiktą, apie kurį labai senai svajoju ir tikrai jį Tam pats galia tuoj matau turėsiu. dinamiko visokie dalykėliai. Tokių visokius. Nupūsiu dulkės, nes buvo paslėptas specialiai man. Tai va, tai yra Silkos vaško vonelė. Žinau, Man, kaip mechanikui mėgėjui į tą mano garažą, vienintelis dalykas, ko trūko visus šiuos metus, toks jau rimtesnis, solidesnis, tai būtent šito. aš žinau, kad Eimantas Gudiškis tokią naudoja. Šiaip jisai mane ir užnorina ją nusipirkti. Eimantai, žinok, veikia tavo reklama. Šias dovanas dovanojame savo. Ir čia yra Antanai, nuo manęs. Ačiū tau, tai ne į savo krepšį, duok man. Mes visi Kiek kainuoja? 129. Puikiai tilpom į kainų kategoriją. Aš mačiau, kad jeigu neturite, pavyzdžiui, grindinį, galite fondiu sūrio pasidaryti, jame irgi veikia. Kalėdų stalui fondiu tikrai tinkamas patiekalas. Taip. Aš tai, pavyzdžiui, atėjau specialiai, atsistojau dabar prie auklėje lentynos ir bandau prisivilioti Paulių, kad jis man padovanotų ką nors iš šitos lentynos, nes turėti daug akinių nuo saulės dviračiams yra labai naudinga. Galime jos skirtingom oro sąlygom naudoti, galime jos naudoti su skirtinga apranga, su skirtingu dviračiu. Vieni skirti plentui, kiti skirti kam? Graveliui? Taip, su skirtingu draugu galite naudoti skirtingus sakinius, jei turite vienodus. Tu man gali hintą, taip, rodyti kurį. Aš pats, pavyzdžiui, asmeniškai labiausiai tokių sezonų mėgstu skaidrius sakinius. Arba kur natūraliai tamsinasi. Tai žinok, aš irgi turiu štai tokius, tai yra fotochromatiniai, kurie automatiškai patamsėja. Taip. Tada aš turiu su plentiniu stikliuku tokiu mėlynus va šitą Oakley Prism Sutro modelį. Turiu dar vieną modelį, kokio per daug turite? Neturi ir kuris čia jo nėra, bet aš visada svajojau čia apie šitą va. Vat būtent va šitą va. Tu tokį turi? Panašų su tokiais čia O violetiniais. man labai įdomiai atrodo, kad juodi šonai ir toks labai gražus spalvų stikliukas. Aš pasimatuosiu va šitą va. Man atrodo, jeigu man tiks, tai tada reikės ir kad tu man jį padovanotum. Oakley mes labai laukiam, Oakley metos. Labai. Antanas Ar aš atrodau greitai? Ten visiškai. Jeigu sudėtum šalmą dar, kaip privalomą dviratį, būtum ypatingai greitai atrodantis vyrukas. Ačiū tau ir aš toliau tada keliauju rinkti dovanų sekančio tau su jais. Labai laukiu, labai įdomu, kaip tu aplenksi man, nes aš dabar ypatingai gerą tau padovanau. Šiaip tai įdomu, kiek kainuoja. Link 200 gal, bet jau tokia viena rimtesnių dovanų. Ir aš tada iš karto, Pauliau, noriu savo ištraukto iš po skvernelio. Va, Red Bull, Bora ir Alpecin visi naudoja. FDJ komanda irgi naudoja, tai noriu palinkėti, kad ir tu naudotum, pašalintum visus nešvarumus nuo savo grandinės. Noriu. Tinka ne tik grandinė, jeigu nešioji kapas, gali ir kapą įdėti į tą vonelę, nuo jų irgi numuža, jeigu dantis išimami yra, jos irgi galima vakarų įdėti nakčiai į tokią vonelę. Tai yra Dynamico Supersonic Ultra garso prietaisas, ypatingai grandinės švarai užtikrinti. Šiaip tinka ir kitiems komponentam. Kaip namų dekoras, visiškai galite pasistatyti prie savo patefono ir tikrai nesugadins vaizdo. Šiaip labai geras dalykas, pašalina purvą, pašalina tepalus, pašalina vašką, pašalina viską nuo grandinės, prieš merkiant grandinę į vaško vonelę. Principai tai yra privalomas kombo. Jeigu turite daugiau dviračių, tikrai labai rekomenduoju, nes iškart nuimi, išsivaliai, įmerkiai, susitepiai ir esi pasiruošęs vėl visą savaitę daužyti. Tai linkiu tau švarių raidų. Ačiū tau. Ir tikiuosi, kad tavo dantis ir toliau blizgės. Netgi netapam į krepšiuką, kiek čia. Tai nešam į bagažinę, kaip ir prieš tai darė. Didesnė kainų kategorija, didesni daiktai. Užšalo automobilio spinelės, negalėjom dovanų dar įsidėsim vėliau. Dabar Paulius eina man kažką dar nori padovanot prie akinukų. Tai yra. Ką dar sugalvos sportininkai? Užtikau Paulių čia kažką tai pučiantį oro burbulus, savo ten maikę ventiliuojantis, turbūt jisai perkaito filmuojant šitą reportažą. Ir norėjau padovanoti pompas, kurios pučia orą, bet taip pat radau kitą daiktą, kuris taip pat pučia orą. Tai toks nuplovus dviratį, greitai nusausinantis fenas. Čia man dovanoja, aš tau sakau ačiū, žiauriai geras dalykas, šiaip servisuose tai turi dažniausiai kompresorius. Ten prisikompresuoja oro, viską išpučia, sudžiovina, dulkes nuo stalų nupučia. O namų mechanikams, tokiems mėgėjams kaip aš, tai labai gera dovana. Taip. Ką galima padaryti? Pagrindinis darbas - nupūsti vandenį, biškai išpūsti iš guolių, į guolius gal nereikia, galima pripūsti vidų, bet grandinę prasukat
po nuplovimo ir išpučiat viską iš tos grandinės ir tada galite kepti, vaškuoti, taukuoti, daryti tai, ką norite. Merkti į vonelę. Dar galima atkeršyti draugui ir numušti jam kepurę. Ir jo pavadinimas yra Air Force Max. Dynamic Air Force Max. Ačiū tau, dedam į krepšelį. Šiaip labai gerai, kad turiu asistentą, jisai iškart gali nešioti mano krepšelį su visom dovanom. Mūsų krepšelį nori paėmti. Aš jam buvau pasiūlęs iš Maksimos atsivaryti vežimėlį, bet jisai nepasirašė. Liko dar viena dovana, kurią turėčiau padovanoti tau. Taip. Ir matau, tu pats jau prie jos priartėjai. Aš žinau, kad tu jau turi ir naudoji Silkos Mini Electric Pump. Ar mini, ar mikro, nesimenu, kaip vadinasi. Bet kadangi tu toks esi skaičiukų vergas, tu skaičiuoji dviračio svorį, padangų dabar skaičiuosi su padovanota matuoklės slėgį. Išpūstų oro litrų skaičiuoju. Kad galėtum tikrai 2 kartus palyginti, tai vieną kartą su šita elektrinė pompa pripūtės, čia yra ekranėlis, jis rodys kiek pripūsta ir tada su tuo SKS matuokliu dar kartą galėsi palyginti ir įsitikrinti, kad tikrai viskas yra tiksliai padaryta. Taip, ir kas yra labai svarbu, kad, pavyzdžiui, kai jūs keliaujate ir turite labai mažai vietos kažkur tai skristi, galite pasimti, jinai užima ypatingai mažai, yra pasikrovusi, atskridote, pasiruošėte dviratį, užsipūtėte ratus greitai, be jokio vargo, nesuprakaitavote ir esate pasiruošęs varžyboms. Tada dedate į galinę kišenę ir esate pasiruošęs nuotykiams, kad nutiktų kelyje. Let's go. Tai sveikinu su artėjančiomis šventėmis ir dovanoju tau paskutinę šią dovaną. Tu nori dar vienos pompos? Aš dabar pasimečiau. Čia pasirinkimas yra didžiulis, ta prasme, virš 100 eurų dovanų išsirinkti dviračių parduotuvėje draugams, tai kiek norite, begalė. Vėl artinasi Paulius, matyt, nori dar ką nors man padovanoti, nors esame jau išdalinę visas dovanų kvotas, išnaudoję. Taip, bet mes čia padarėme labai trumpą ir pakankamai mažą apžvalgą, iš tiesų yra dovanų tai pilna, tai yra džersiai, kompiuteriukai, padangos, ratlankiai, titaniniai varžtai. Mes tai tiesiog pabandėm praktiškai viską pasižiūrėti ir parinkti tokias dovanas, kurias patys norėtume gauti, daiktai, kuriuos patys naudojame arba norėtume naudoti ir tikimės, kad galėjom palengvinti jums šiek tiek pasirinkimą ir sutaupyti jūsų laiko ir, kaip sakiau, išleisti jūsų pinigus palengvinti. Ir nepamirškit. O šiaip tai būtinai dar parašykite komentaruose irgi, kokių gerų idėjų turite, ką galime dovanoti. Galbūt tie žmonės, kurie ateis žiūrėti šį video ir skaitys komentarus, sužinos ką nors naujo, to, ko mes nepaminėjome. Ir taip pat dar viena dovana, kurią mes pamiršome. Ne, mes nieko nepamiršome. Aš čia turėjau atskirai tiesiog pasidėjęs, nes šie prekiauja, bet jie yra paslėpę labai giliai. Tai prasme, Pauliau, aš tau ką noriu padovanoti. Tai visų pirma, aš tau noriu padovanoti ant Gravel marškinėlius. Tokius jūs galite pasidovanoti ir savo, ir kitiems. Aš tau noriu padovanoti, Antanai, Cake marškinėlius, kuriuos taip pat galite pasidovanoti savo, padovanoti dar vienus Antanus, pasidovanoti savo kaip pižamą, pasidovanoti, žodžiu, palepinti. Su tokiom dovanom tai mes tiesiog visi galėsime jaustis kaip viena didelė Gravel šeima. Taip pat turime dar traumų. Tai, žodžiu, rašykite mums asmeninės žinutės ir mes organizuosime, kad marškinėliai būtų. Mes organizuosime jums viską. Ir nepamirškit, kad dar turime vietų į Kanarijos kelionę. Kanarų Gravel campą. Kiekvienam video sakau ir pasakysiu ir šitame video visada, jeigu turite klausimų, rašykite irgi komentarus, rašykite Instagram'e, rašykite Messenger'e, rašykite visur. Patarsime jums apie marškinėlius, apie džersius, apie kojines, apie dviračių rankinėlės, apie kompiuteriukus, apie viską. Mes jums galime, apie mitybą, apie ratlankius mes jums galime kalbėti be sustojimo kelias dienas, apie štai šios nuostabiosius dviračius, šalmus. Čia yra tokia dovana, kurios aš irgi labai noriu ir mano gimtadienis bus 2026 metų kovo mėnesį. Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, kad to gimtadienio proga tikrai pasidovanosiu savo dar vieną dviratį. Per traumą, juodas, po traumos, klasikinis, greitas, taip kaip aš mėgstu. Galime jums patarti apie aero kojines, apie lemenės, kurios yra skirtos žiemai su dvigubu pašiltinimu, kurios apsaugo nuo vėjo, apsaugo nuo šalčio, apie lietaus striukeles. Mes toliau galime jums patarti apie miesto dviračius. Mes jums galime patarti, kurie drabužiai jums tiks ateinantį sezoną, nes mes esam be visako ir stiliaus policininkai. Kol mes filmavome šį video, Velonovoje nutvisko nuostabi
kalėdinių švenčių šurmulio nuotaika. Štai sužybo lemputės tiek viršuje, tiek mums už nugarų. Ta proga. Galanova uždarė savo grinčą kažkur. Kadangi šviečia lemputės, supratome, kad baigėsi Black Friday, kad prasideda kitos šventės. Sveikiname jūs ir iki kalėdų tikimės paleisime dar ne vieną video ir tenais jums pasveikinsime jau tikrai iš visos širdies. O po kol kas nepamirškite minti, nes oras yra idealus, sąlygos yra fantastiškos, taip kad nesustojam judėti ir pasimatom raiduose. Taip, sekite mūsų Instagram'e, sekite mūsų Stravoje klube Ant Gravel ir susitikime social spinuose, kuriuos mes organizuojame kiekvieną savaitgalį, o kartais netgi ir darbo dienų pabaigoje. Taip kad iki susitikimo Ant Gravel. Aten.